Viskas, ką sakei man. Na, metukas yra mūsų pirmas vaikas, gimęs pernai Liepos 20. Lauktas, mylimas. Ar ne? Ko gero daugiau praverkimo spalių. Pa šeimos gydytoją 3 mėnesių apžiūrai. Ir pastebėjau, kad truputį per mažai svorio vaikas yra priaugęs ir padarė tyrimus. Kaip sakyt, žaibiškai viskas. Šeimos gydytoja paskambino, kad turim vykti į klinikas ir pasakė, kad vykstat į Santariškes. Ir ten sekančią dieną pasakė šitą diagnozę. Tai dabar mum yra stebėjimas ir tas stebėjimas gydytoja turi iš vis tokią mintį, kad sako, aš jūs paleisiu gal mėnesiui, va taip jau atlaisvint ir tą stebėjimą. Dabar vat nuvykstam pas šeimos gydytoją, pasidarom tyrimus. Pažiūri, jeigu kas nuvažiuoti į dienos stacionarą, tarkim, susilašint ten eritrocitų masę. Kaip metukas tokio amžiaus vaikai sakė, jie dar labai stipriai patys dorojasi su liga ir dar nežinia, kaip gali būti. Jeigu nesusidoros su ta liga, tai ko gero lauks transplantacija iš karto ir viskas, net neduos jokios chemijos, iš karto transplantuosim. Tai dabar laukiam, kaip ir jo savijauta nėra prasta, nes iš jo pasižiūrėjus jį nepasakyti, kad tas vaikas serga. Ir mes patys nebūtume supratę net tie kraujo tyrimai. Leukocitų labai daug. Svoris auga, ūgis auga, nes ir pati gydytoja sako, jis nepanašus į sergantį vaiką. Jisai domisi aplinką, jisai guguoja, sėdasi, bando verstis. Viskas, visa raida vyksta jam kaip ir turėtų būti tokio amžiaus vaiko. Tai viskas su juo yra gerai, tik turi tą ligą ir viskas. Užpildėm svajonės laišką ir šiandien Miglė pas mus su svajonė. Nežinau, su daugiau nei svajonė, ko gero. Mūsų tos svajonės tokios gal labiau praktiškos, nes šiuo metu metukas sėdasi, bando jau valgyti ne tik pienelį, bet bando valgyti ir daržovės. Tai mums kėdutė kaip ir toks praktiškas labai daiktas ir reikalingas, sėdinukas irgi tas pats, nes sėdinuko pagalba ir pilvelio laiką galima tokį smagesnį padaryti, ką metukas nelabai mėgsta. Tai tikimės, kad ta svajonė labai mums pagelbės išpildyta ir dar metukas kaip Žalgirio fanas, čia jau iš tėčio genas ko gero, Žalgirio fano, gavo Žalgirio fanų aprangą, tai tikimės, kad greitu metu, kada jau galėsim keliauti į varžybas su tėčiu, keliausim pasidabinę fanų atributiką. Tai norime padėkoti už svajonės išpildymą įmonėje Litera. Taip pat dėkojame prekės ženklui Balmain ir Gintariai Čenkutei.